Pilaitė – niekuo neišsiskiriantis Vilniaus miesto mikrorajonas. Tai miegamasis mikrorajonas, jame nėra kultūros nei jokios veiklos. Tačiau neilgam. Pilaitėje atsiras kultūros centras, kuriame vyks daugybė renginių. Taigi, uždavėme keletą klausimų bei Pilaitė idėjos autoriui, menininkui ir kultūros aktyvistui Andriui Ciplijauskui. Taigi, Andriau, kokiu tikslu sugalvojate sukurti kultūros vietą Pilaitėje? Noras yra sukurti vietą, kur būtų smagu rinktis ir kurti. Kadangi Pilaitėj nėra, kaip pasakyti, tokių gražių, įdomių pastatų, kažkokių senų gamyklų ar dar kažko tai, geriausiu atveju yra arba prie daugiaaukščių namų, prie šonuose priglaustos patalpėlės, kas buvo seniau sovietų laikais dar numatyta kaip kultūrinės vietos kūrimui, bet dabar tose vietos yra paprastai užimtos arba medicinos įstaigų, arba šiaip kokių įstaigų, tai praktiškai tokios vietos kaip ir nėra. Tai tada beliko vienintelis kelias, reiškia sukurti patiems kažkokią tai atraktyvią vietą, kur būtų galima ir kurti, ir pasibūti. Bet kam tai reikalinga? Kam reikalingas? Manau, kad jeigu taip pažiūrėsim į šitą reikalą šiek tiek plačiau, tai kodėl mūsų muziejai ir galerijos yra tušti, nors vyksta įdomios parodos? Atsakymas turbūt yra paprastas, todėl kad tie žmonės, kurie gyvena miegamuosiuose rajonuose, jie iki tos kultūros arba nedasikapsto, arba paprasčiausiai jiems tai yra neįdomu. Tai reiškia, tai reikia žmonės pradėti kultūrinti. Ir ką bus galima nuveikti šiame centre? Ką tik įėjus į tą pastatą, tai bus nedidelė salytė. Bet ir galima sakyti, o čia nieko tokio nėra, bet iš principo tai kokios ten jau veiklos galėtų vykti, tai manau yra labai didelis pasirinkimas. Nuo teatriukų, piešimo visokiausių kursų iki parko įrengimo aplink tas dirbtuves, visokių meninių instaliacijų, festivalių ir taip toliau ir panašiai. Tai spektras tų veiklų, aš įsivaizduoju, kad gali būti labai labai platus. Aišku, tai nėra orientuota į masinius renginius, tai yra daugiau orientuota į nedidelius susibūrimus, bet to ir reikia šitoje vietoje. O šalia bus įrengtas parkas, tiesa? Pirmiausia, tai jo, dabar ten yra miškelis, norim išvalyti jį nuo krūmų ir nuo šiukšlių. Ir aš įsivaizduoju, kad ten turėtų būti ir galėtų būti ir teatro scena po atviru dangum, ir laikinos šviesos instaliacijos ar kažkokios kitokios instaliacijos. Gal turėtų atsirasti ir suoliukai, kad paprasčiausiai ten galėtum su vaiku, ar šiaip pasėdėti ir praleisti smagiai laiką. O iš ko bus pastatytas centras? Bus naudoti jūriniai konteineriai, bus šildinama šiaudais, norim įdiegti be vandens tualetą, norim valyti lietaus vandenį, nuotekas valyti. Neugi tik Pilaitė turės savo centrą. O kaipgi kiti mikrorajonai? Idealiu atveju aš įsivaizduoju, kad kiekvienas miegamasis rajonas turėtų turėti mini kultūros centriuką, kurį būtų galima pasiekti pėsčiomis. O apie pinigus ką pasakysite? Šitas projektas nėra finansuojamas nei savivaldybės, nei valstybės, nei iš europinių struktūrinių fondų. Tai yra grynai privati iniciatyva. Sakykite, Andriu, o kokio amžiaus žmonės čia lankysis? Aš manau, kad spektras amžiaus bus nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių.
Taigi čia, Pilaitės pakraštyje, prie neužbaigto statyti namo, artimiausiu metu bus pastatytas kultūros centras, kuriame pilaitiškiai galės rinktis gerai ir turiningai praleisti laiką.